Šį kartą aplankysime išties išskirtinį žmogų. Sudėtingi senolės gyvenimo vingiai ne tik nustebins, bet ir tikrai sužavės. Šiame pasakojime rasime atsakymus, kaip pabėgti nuo visiško skurdo ir nuo taip slegiančios vienatvės. Labą dieną, galima užeiti. Buvusi agronomė, meteorologė, toks šviesus žmogus, tokia kūrybinga, parašė ir išleido net 2 autorinės knygas. Jos abi aukštaičių tarme, labai vaizdingai, gyvai parašytos. Su savo piešiniais, koliažais ir rankdarbiais autorė dalyvavo daugiau nei 50 parodų. Pradėjau rašyti tada nuo pat vaikystės. O asmeninis gyvenimas toks tragiškas. Monika nebeturi jokių artimųjų. Čia mano šeima, vyras, dukrytė, sūnus ir aš. Yra visiškai viena. Visiškai viena likau, buvom daug, o dabar viena. Vyras mirė, sūnus mirė, dukra mirė. Anūkus ir palaidojau. Buvo toks, užėjo auksinis stafilokokas, stafilokoką užsikrėtė ligoninėje. Šį pavasarį Monika palaidojo ir paskutinį savo džiaugsmą – katinėlį, su kuriuo net pasikalbėdavo. Tada turėjau katinių kartą ir to nebeturiu. Senolė dėl savo sveikatos problemų, dėl stuburo traumų nebeišeina iš namų. 2 kartus per savaitę ją aplanko maltiečiai. Man daug nereikia. Aš labai moku gyventi. Iš nieko. Senolė džiaugiasi, kad gali ir pasikalbėti su maltietė. Bendravimo jai trūksta, ne mažiau nei maisto. Vis man žmogus pasimaišo, juk taip sunku vienatvei, kad net žmogaus atrodo prašy, kad kas ateitų. O kur visi užsiėmė, nelabai kam ir rūpi tas senas žmogus. O man labai gerai, aš mėgstu ir su žmonėm bendrauju, myliu visus. Vienatvė ir liūdesys tai neišvengiamai kamuoja kiekvieną žmogų, kuris senatvėje liko be artimųjų. Monika tikina, kad su tuo susitvarkė, ar kitaip tariant, išmoko gyventi tik tuomet, kai prisiminė savo jaunystės pomėgį, savo hobį. Mano čia vienatvė ir liūdesys visas išlietas yra. Čia. Čia jos piešiniai ir koliažai. Autorė sakė, jai visiškai nesvarbu jų meninė vertė. Galbūt tos vertės net nėra, bet užtat yra galimybė pabėgti nuo vienatvės, o tai didžiulė vertybė. Paišau, rašau, darau šitokius visokius nesąmonės. Kaip čia pasakyti, va, kas yra. Maltiečiai tuo ir rūpinasi, kad senolė galėtų daryti tai, kas paglosto jo širdį, kas nuramina. Ir kad galėtų gyventi savo namuose, ten, kur yra pripratusi, kur jaučiasi saugi. Prisidėkite prie to savo auka ir jūs. 1415 10 eurų, 1601 5 eurai. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt. Netidėliokite. Paskambinkite bent vienu iš šių telefonų numerių jau dabar. Dėl jų, dėl senolių, kuriais taip nuoširdžiai rūpinasi maltiečiai.